Minčių susidūrimas pristato Walteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus ir Laudato Si, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelio karas prieš Hamas. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri. Labas, Martinai. Mes užsiėmę šiuo darbu, apie kurį šiandien kalbėsime, bet darbas didelis, o darbininkų maža. Taigi mums reikia pagalbos. Pradėkime maldą. Mūsų dangiškasis Tėve, mes žinome, kad skubame tos didžiosios dienos link. Ir kaip tu minėjai Biblijai, ir kaip mes ką tik paminėjome dabar, darbas didelis, o darbininkų maža. Ir mums reikia pagalbos. Taigi padėk mums ir dabar su šventąja dvasia perteikti žinią, kurią norėtumei, kad mes visi išgirstume. Jėzaus vardu. Amen. Na, Martinai, Biblijoje yra keletas įdomių paralelių apie darbą. Ir aš manau, žinai, kai tik pradedi įsitraukti į darbą, supranti, kad jo mastas toks didelis, kad pats niekaip negali įveikti visų kelių. Ne. Turi būti suderintos pastangos. Ir turi vystytis aistra, kurią gali sukelti tik šventoji dvasia. Taip. Ir viskas taip, kad jei nuolat užsiimi pasaulietinę veiklą ir užsiimi pasaulietiniu gyvenimu, o Dievo darbą darai tik retkarčiais, tik kai turi laiko, tai skiriasi nuo to, kai pradedi suprasti, koks didelis šis darbas ir tu visiškai įsitrauki į jį. Ir kelyje visada atsiras kliūčių. Ir velnias ridens akmenis tavo kelyje. Pirmas mūsų impulsas, aš negaliu to daryti. Taip, net Mozė pasakė, aš negaliu to padaryti. Antrasis yra, pasiųsk ką nors kitą. Net Mozė pasakė, pasiųsk ką nors kitą. O tada jis pasakė, aš nemoku kalbėti. Ir argi ne Dievas sukūrė liežuvį, kalbą? Kiek kartų girdi, kad aš negaliu kalbėti žmonių akivaizdoje? Taigi savo užuojautoje Dievas nusprendžia, gerai, aš pastatysiu šalia tavęs ką nors, kas labai gerai moka egiptiečių kalbą, kad galėtum kalbėti faraonui ir nesijaustum vienišas. Bet tu būsi lyderis. O jis bus antras. Ir tai turėjo būti sunku, nes Aaronas buvo vyresnis, o Mozė jaunesnysis. Ir dabar šis jaunas vaikinas nori tau pasakyti, turiu omeny jaunas vaikinas, kuriam 80 metų, kad pasakytų jam, ką daryti. Bet žinai, jo sąmonėje jis vis tiek yra jaunesnysis brolis. Bet taip tai veikia. Ir visa tai susiję su charakterio kūrimu. Taigi pažvelkime į šią temą, kurią norime aptarti. Mes pavadinome ją darbas didelis. Pažvelkime į kai kurias tipologijas. Aukos šventyklai. 1 Metraščių 29, 1 eilutė. Karalius Dovydas kalbėjo visai sueigai. Mano sūnus Saliamonas, kurį vieną Dievas išrinko, yra jaunas ir be patirties, o užduotis didelė. Juk šventykla ne žmogui,
o viešpačiu Dievui. Martinai, reikia statyti šventyklą. Taip. Tai buvo tikra šventykla ir darbas buvo didelis. Buvo tiesioginė šventykla ir darbas buvo vietinis. Čia laikų pabaigoje yra dvasinė šventykla, nes Paulius sako, jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kalbėdamas bažnyčioms. Taigi, pereiname prie 1 Petro 2:9 eilutės. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Manau, kad mūsų fonas čia tarsi apibendrina tai, ar nemanai, Martinai? Traukia tave į nuostabę jo šviesą. Ir žmonės einantis į nuostabę šviesą iš visų gyvenimo sričių, iš kiekvienos tautos, genties, kalbos ir žmonių. Ir ši šviesa simbolizuoja Kristų, tiesa. Aš esu pasaulio šviesa. Jūs turite juos atvesti pas Kristų, bet Kristus atėjo su paketu. Jei mane myli, laikykis mano įsakymų. Pradžioje taip nebuvo. Taigi, kaip grįžti į pradžią? Na, apie tai kalbėjome paskutinėje serijoje. Viskas turi pasikeisti. Senas žmogus turi mirti. Aš esu naujas žmogus. Tu turi gimti dvasia. Viskas tapo nauja, sako Biblija. Tavo tikroji motina tavęs neatpažįsta. Taip? Taigi, Martinai, iš naujo gimusiems žmonėms reikia pripažinti darbo didybę ir šviesos skleidimo svarbą, kartu su kitais kriterijais. Tai taip pat yra dalis to, ką turime padaryti, kad būtume paskutinės kartos dalimi. Taip, nes jei norite būti pastatytas į šią paskutinę šventyklą, dvasinę šventyklą, šiuos Dievo namus, kurie yra statomi, reikia atlikti ne tik išorinį darbą. Tai ne tik sriubos virtuvės klausimas. Turi įvykti dvasinis atsinaujinimas ir atnaujinimas. Jei kokios nors jūsų pastangos yra be dvasinės paramos pastangų, kokia nauda? Akmenys turi būti išpjauti, o mes esame gyvi akmenys. O kai kurie žmonės galvoja, gerai, aš pradėsiu, kai šis procesas bus baigtas. Ne. Darbas prasideda tada, kai prasideda procesas. Kitaip tariant, išėjus iš krikšto vandenų, pirmas dalykas, kurį turi padaryti, yra pradėti dirbti. Ir tada gausite porą antausių. Ir kartais tai net nesustoja. Jie tik sunkėja, o intensyvumas skiriasi. Bet nuo to ir prasideda. Ir šiame tiesos skleidimo procese pasikeitus pačiam, tapus atšlifuotus stačiakampių gyvenimo skaldykloje, besišlifuojant į kitus akmenis, atsitrenkiant į kitus akmenis. Bet laimiai mums taip niekada neatsitinka. Mes niekada neturime konfliktų, trinties, formavimo. Tiesa. Na, tai sklandus plaukimas, aš nežinau, kuo žmonės skundžiasi, kai bando atlikti viešpaties darbą. Aš nežinau, kas tai yra, kai kurie atrodo teigia pasiekę tobulumą. Norėčiau, kad tai pasiekčiau, bet, na, tada abejoju, ar jie dirbo tarnystėje. Bet žinote, jie gali būti tarnystėje. Bet tik tada, kai niekšiškas kūnas virsta jo šlovingu kūnu, galime sakyti, kad mūsų rūpesčiai ir siekimai baigėsi. Bet tai nereiškia, kad mes neturime to siekti. O tu turi siekti pirmin, nes tik tie, kurie stengiasi ir siekia įeiti pro tas siauras duris, palei tą siaurą akmenuotą keliuką, jie bus tie, kurie galiausiai atsistos ant stiklo jūros. Ir tiesiog tuo atveju, kad žmonės nesuprastų tai neteisingai, ką mes ką tik pasakėme, visa tai pasiekiama tik per Kristų, kuris veikia mumyse. Teisingai.
Čia yra vyrai, kurie vadovauja įvairioms mūsų institucijoms, švietimo interesams ir konferencijoms, įvairiose vietovėse ir skirtingose valstijose. Visi jie turi stovėti kaip atstovaujantys žmonės, turėti balsą, formuojant planus, kurie turi būti įgyvendinti. Turi būti daugiau nei 1, 2 ar 3 žmonės, kad būtų galima apsvarstyti visą didžiulę sritį. Darbas didelis. Man tai patinka, ar ne? Ir nėra žmogaus proto, kuris galėtų suplanuoti darbą, kurį reikia atlikti. Martinai, jei Dievo nėra darbe, mes galime ir net nepradėti. Ne. Tiesiog mesk, net neik ten. Ir Mozė suprato tai, kai jis pasakė Dievui, gerai, jei tu dabar mus paliksi, tai mes tiesiog liksime čia, nes jei tu nesiruoši eiti su mumis, mes net nejudėsime. Net mokiniai, kai Jėzus jų paklausė, gal ir jūs norite pasitraukti? Taip, pas ką mes eisime, kito kelio nėra. Ir aš noriu pasakyti, kad Dievas neįdėjo į mūsų gretas jokios karališkos valdžios, kuri kontroliuotų tą ar kitą darbo šaką. Darbą labai apribojo pastangos jį kontroliuoti kiekvienoje eilutėje. Turi būti renovacija, pertvarkymas. Į komitetus turi būti įtraukta galia ir stiprybė. Tai yra punktas, kurio pasaulis tiesiog negali suprasti. Ne. Jie negali suprasti, nes pasaulinė korporacinė sistema yra priešinga. Visiškai priešinga. Taigi, tarp mūsų nėra karališkosios valdžios. Mes neturime kito karaliaus išskyrus Jėzų. Tai reiškia, kad šiame darbe tu ir aš esame broliai. Taip. O tai reiškia, kad mes kolektyviai turime užduoti ir individualiai turime užduoti. Ir esame atsakingi vienam Dievui, atsižvelgdami į daugelio bendras idėjas. Labai sunku, nes savanaudiškumas sako, aš valdysiu, mano kelias arba greitkelis. Mes matėme tai šios bažnyčios istorijoje, pavyzdžiui, Kelogas ir to rezultatus. Taip. Taigi, daugelio taryboje yra išminties, bet jei taryba nepereina prie veiksmų, tada yra dvasinė mirtis. Taip. Taigi, tarp mūsų nėra karališkosios valdžios, mes dirbame kaip broliai ir seseris, tarp mūsų nėra popiežiaus ir niekada nebus tarp mūsų popiežiaus. Prezidentas ir verslo vadovas turi būti laikomas vieningai atsakingais. Darbas yra didelis. O jei finansavimo verslas yra vykdomas taip, kad nukrypstama nuo darbo paprastumo, jei pinigai įsisavinami dėl išvaizdot, kad, kaip žmonės mano, suteiktų darbui charakterį, atsiras silpnumas, o ne stiprybė. Direktorių valdyboje ir patarėjų taryboje 2 ar 3 žmonės neturi susijungti, kad įgyvendintų savo idėjas. To reikia griežtai saugotis, nes einant tokiu keliu kyla pavojus, kad bus padaryta neteisybė. Taigi, Martinai, kai nori dirbti darnoje su Dievu, turi dirbti pagal Dievo mums duotą kryptį. Jokios karališkosios valdžios. Jūs turite turėti valdybą, kuri yra galutinis sprendimus priimantis organas, o tada individualūs siekiai turi būti atidėti arba turi būti visos grupės kolektyvinė idėja prieš tęsiant tokias linijas. Ir niekada neturime pamiršti darbo paprastumo. Būtent, tai labai svarbus dalykas – darbo paprastumas. Dievo darbas nėra sudėtingas, ne. Ir kai tik jį apsunkinsi, padarysi neteisybę. Ir jis nėra prašmatnus, ne. Jis paprastas, nėra prašmatnus, skoningas. Bet tai, taip, tai daroma su skoniu. Ir tai turi būti pateikta kaip kilnus darbas. Taigi,
Jūs turite rasti tą pusiausvyrą. Taip. Niekada nebuvo laiko, kai mūsų širdis būtų labiau įsitvirtinę nei dabar. Darbas didelis, laikas trumpas, pabaiga arti. Dievo priekaištas tenka kiekvienam savarankiškumui. Turime nuolankiai vaikščioti prieš Dievą ir visiškai pasikliauti nukryžiuoto ir prisikėlusiojo gelbėtojo nuopelnais, apsirengę Kristaus teisumo rūbais, kad galėtume pasirodyti prieš Dievą. Todėl šiame darbe neturi būti egoizmo. Savanaudiškumas ir išdidumas buvo Liuciferio nuopolis. Jokio egoizmo, jokio išdidumo, jokios pranašesnės karališkosios valdžios. Sudėtingos savokos. Viešpats tarė, jūs nevaldysite vieni kitais, kaip tai daro pagonis. Tarp jūsų turi būti broliškas bendradarbiavimas. Jūs turite matyti akis į akį, o darbas yra didelis. Ir jūs turite naudoti Kristaus nuopelnus. Kristaus teisumas yra absoliuti visko, ką turite padaryti esmė. Grįžkime prie mūsų tipologijos. 1 Metraščių 29, 2 eilutė. Užtat aš atidėjau savo Dievo namams, kiek pajėgiau. Tai kalba Dovydas. Aukso daiktams aukso, sidabro daiktams sidabro, vario daiktams vario, geležies daiktams geležies, medžio daiktams medžio, onikso akmens ir akmens inkrustavimui, rubinų ir įvairias spalvių akmenų visokių brangenybių ir gausybę marmuro. Ar tai nebuvo fiziniai namai? Tiesioginė šventykla. Jei ketini statyti dvasinius namus, ar statysi iš tikro aukso? Ne. Taigi, ką reiškia auksas? Ofyro auksas. Tai turi būti charakteris, tiesa? Taip. Ką reiškia sidabras? Sidabras turi būti charakteris nuvalytas nuo šlako. Taip, nes sidabras turi būti išvalytas. Taigi, šlaką reikia pašalinti. Ir tos pastangos nėra lengvos. Taip. Ar šventykloje buvo žalvario? Taip. Žalvaris turi vario, geležies ir visų šių dalykų kartu. Ir jis yra daug stipresnis. Bet labai išpoliruotas žalvaris gali blizgėti kaip auksas. Taip. Turiu omeny net skydai ir visa tai, ką nešiojo graikai. Taip, jie spindėjo kaip auksas, nes tai buvo jų karinė ginkluotė. Taigi tai yra dalis pagrindinių darbų, kuriuos reikia atlikti. Pirmiausia, reikia kurti charakterį. Ir įdomu, kad tai niekada nesibaigia, nes visada reikia blizginti sidabrą, auksą ir žalvarį. Vario daiktams vario, geležies daiktams geležies, medžio daiktams medžio, onikso akmens ir akmens inkrustavimui. Kiekviename lygyje yra darbo lygis. Tai ne tik aukštesnis darbas, bet ir žemesnis darbas, kurį taip pat reikia atlikti. Taigi tai didelis darbas, tai didžiulis darbas. Žemiškose karalystėse taip pat yra aukso, sidabro, žalvario ir geležies elementų, tačiau jie čia yra egoizmo ir viešpatavimo prieš kitus simboliai. Ko Dievas trokšta, yra tikrojo charakterio ugdymo metalo. Taigi šiame name bus daug dažymo, šlifavimo, poliravimo, nes tai yra gyvenamasis namas. Taip, tai gyva šventykla. Ir ar kada nors tai pastebėjai? Jei to dar nepastebėjote, tikriausiai neatliekate to darbo, kuris turėtų būti. Tu vis dar žengi pirmą žingsnį. Aš nemoku to daryti. Gerai, taigi tai didelis darbas ir individualus darbas. Ir yra įvairių darbo lygių. Galite pagerbti procesą atlikdami paprastas užduotis. Kartais tai yra pražiūrima. Matote, tai yra problema. Visi nori padaryti ką nors didelio dėl viešpaties. O tada nepaiso mažų dalykų, kuriuos reikia padaryti dėl jo. Teisingai. Taigi, Martinai, Biblijoje kalbama apie tai, kad būsi išmėginamas ugnyje.
Zacharijo 13:9 eilutė. Ta trečdalį vesiu per ugnį, apvalysiu juos kaip apvalomas sidabras, išmėginsiu juos kaip išmėginamas auksas. Jie šauksis mano vardo ir aš juos išklausysiu. Sakysiu, jie mano tauta, o jie sakys, viešpats yra mūsų Dievas. Taigi, Martinai, būti šios šventyklos dalimi yra skausminga patirtis. Taip. Nesitikėk mažiau. O jei tai ateis, nebėk ir nesusirauk. Taip. Ir žmonės sako, o jam viskas ne taip, jis tikriausiai daro kažką ne taip. Gal jam viskas klostosi ne taip, nes pagaliau jis kažką daro gerai. Ir žmonės sako, jei Dievas yra jo pusėje, kodėl jam taip atsitinka? Jei Dievas yra jo pusėje, kodėl tai neturėtų jam atsitikti? Ar ne kiekvienam Biblijos veikėjui taip nutiko? Taip. Ir galbūt tai vyksta todėl, kad Dievas yra jo pusėje. Gerai. Taigi, tarnauti Dievui yra džiugi ir skausminga patirtis. Suderintai visą laiką. Gerai. Taigi, tą pačią mintį imame iš Zacharijo ir Apreiškimo knygos 3:18. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum, ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Martinai, tai toks svarbus procesas, kad mes turėtume apsivilkti Kristaus teisumą, kuris pasireiškia paklusnumu visiems jo įsakymams. Ne tik 10, bet ir visiems kitiems. Mes apie tai ilgai diskutavome. Darbo dalis didelė. Yra darbas išorėje ir yra darbas viduje. 1 Metraščių 29:3 eilutė ir toliau. O dabar, gerėdamasis savo Dievo namais, be visko, ką esu atidėjęs šventiesiems namams, kitaip tariant, savo paties sankaupas, atiduodu savo Dievo namams aukso bei sidabro sankaupas. Ar gali tikėtis, Martinai, kad kur nors pakliūti, jei nenori aukotis? Ne. Nei pasaulietinėme pasaulyje, niekur. Jei nenorite aukotis ir padėti rankos prie plūgo, tai neveiks. Jūs negaunate visko nemokamai. Ar tai būtinai turi būti fiziniai pinigai? Ne. Ne, tai gali būti jūsų pastangos. Tai gali būti maldos, kuriomis meldžiatės už kitus žmonės. Tai gali būti padrąsinimo žodis. Tavo gyvenimo tvarkymas. Tai gali būti svetingumas, kad žmonėms būtų patogu. Yra daug dalykų, kuriuos galite atnešti į viešpaties namus ir pasakyti, tai mano auka. Ar svarbu būti pasiekiamam? Taip. Ar norėtum būti atsiskyrėliu Dievo namuose? Ne. Pasislėpti už užuolaidų ir uždarų durų. Ar norėtum tai daryti? Tai ne Dievo kelias. Gerai, kartais reikia atsitraukti ir šiek tiek pailsėti, bet Jėzus visada grįždavo į minias ir pasidarė prieinamas. Iš tikrųjų, jis buvo išlietas kaip geriamoji auka. Taigi, tai viskas, ką galime padaryti. Ir jei turime priemonių, tuomet turite būti pasirengę duoti tas priemonės pašaukimui. Taip, vieni sugeba fiziškai daryti, kiti sugeba aprūpinti kitus. Taip, pavyzdžiui, Nikodemas buvo turtingas žmogus. Ir jei ne jis, ankstyvoji bažnyčia būtų atsidūrusi sunkioje padėtyje, nes jis finansavo daug ankstyvosios bažnyčios programų. Taip, mums reikia finansavimo, bet ar pakanka finansavimo? Ar užtenka pasakyti, gerai, turiu priemonių, pridursiu jas? Ne, nes jūs negalite pamiršti visų kitų dalykų susijusių su tuo, tiesa? Įskaitant jų pačių charakterio tobulinimą ir šlifavimą. Taip, taigi tai nėra kaip filantropinė mankšta. Tu teisus. Tai taip pat susijęs su širdies pokyčiais. Kodėl tu tai darai?
Ir dauguma tų dalykų, kuriuos darote, nepatenka į antraščias. Ne. Jei jie patenka į antraščias, tikriausiai esate neteisingoje tvoros pusėje. Tiesa. Gerai, taigi metraščių 29, 4 eilutė. 3000 aukso, ofyro aukso talentų, tai labai brangus auksas. Ir 7000 gryniausio sidabro talentų namų sienams aptraukti ir visiems meistrų darbams atlikti. Aukso daiktams iš aukso, sidabro daiktams iš sidabro. Kas dar atsiduodamas viešpačiui šiandien su noru aukos? Martinai, ar tokį klausimą turime užduoti savo? Taip, nes tai, ką tik paminėjome, jei tik duodate, ar esate pasišventęs tarnauti viešpačiui? Argi viešpats nesako pranašui, ką man siųsti? O ką tas pranašas atsako? Štai aš, viešpatie, siųsk mane. Tai turime būti mes visi. Kiekvienas iš mūsų privalo atsiliepti kvietimą. Štai aš, viešpatie. Teisingai. Kaip mes galime sekti Kristų namuose ir misionieriškame darbe užsienyje, jei jis lieps mums eiti? Kryžius turi būti pakeltas, jei viešpats lieps kam nors jo tarnystei palikti savo šeimą ir giminės bei didelį draugų ratą, kuris trukdytų atlikti tikrąją tarnystę, kurios Dievas reikalauja tiek namuose, tiek užsienyje. Kai kurie turi pasiaukoti dėl brangios žmonos ir vaikų, bet Dievas iš kai kurių reikalauja to paties. Kiti gali veikti pagal Dievo valią ir pasiimti su savimi savo šeimas, bet tai yra nuoširdi pasiaukojanti tarnystė, kurios viešpats reikalauja. Meilė Dievui ir atsidavimas jo darbe nė kiek nesumažins meilės žmonai, vaikams ir namams. Ir dėl savo meilės tiems, kurie jam brangus, tikrasis misionierius melsis išminties, kad galėtų atlikti darbą kaip ištikimas Jėzaus Kristaus tarnas. Taigi ne visi kviečiami palikti namus ir šeimą. Galite dirbti savo aplinkos rate, kai kurie iš jų pašaukiami. Taip pat svarbu netrukdyti ir nekritikuoti tų, kurie yra pašaukti eiti ir tarnauti toli nuo savo šeimų ar kitose šalyse. Šiame darbe turėtume palaikyti vieni kitus. Taip, jei pažvelgsite į pranašystės dvasią, kaip dažnai Elena White skundėsi Dievui, kad negali to daryti, nes ji turėjo šeimą, ką tik gimusių kūdikių, o viešpas pasakė, aš galiu išspręsti tą problemą, galiu atimti kūdikį, ar tau tai patiktų? O kūdikis susirgo ir jį suviniojo ir padėjo po sėdynę vidury žiemos ir manė, kad jis neišgyvens, o vaikas pasveiko. Tuo šaltus stingdančių oro atviroje rogių karietoje. Teisingai. Taigi kartais jūs kviečia tai padaryti. Mano situacijoje mane daugelis kritikavo. Tu nepaisai savo šeimos, darydamas tai, ką darai. Ar šie žmonės mano, kad buvo lengva palikti namus ir šeimą, žmoną ir vaikus? Ne, tai nebuvo lengva, bet Dievas palaimino nuostabiais būdais. Taigi ne visi yra pašaukti tai daryti ir aš tai suprantu, dėl to šis pasaulis būtų labai chaotiškas. Bet jei esi tam pašauktas, spausk petį prie rato, daryk. Ir jei nesate pašauktas tai daryti, tai nereiškia, kad neturite darbo. Žinoma, jūs palaikote abu, jūs palaikote žmonės, kurie turi eiti, ir jūs palaikote žmonės, kurie turi likti. Teisingai. Taigi jį tęsia čia laiškose ir rankraščiuose. O žmona ir vaikai gali susijungti į misionierišką darbą namuose. Visi surišti ant aukuro auksinėmis virvelėmis, visi susivienyje daryti ir kentėti dėl Kristaus, jei reikia, atiduodami viską Dievui kaip ištikimam kūrėjui. Tas, kuris myli Dievą, randa savo širdį perpildytą meilės savo brangiems žmonėms. Ir jis žino, kad Dievas, kuriam jis tarnauja, laimins ir pašventins tą meilę, nes jie iškelia jo rankas ir stiprina jo sielą. Taigi, jei darysite Dievo darbą, tada Dievas pasirūpins klausimais, kurie jūsų manymu bus apleisti. Ir kartais, Martinai, gali atrodyti, kad jie yra apleisti. Taip, bet tuo tarpu
Dievas ten dirba. Ir Dievas naudojasi net tomis aplinkybėmis savo darbui tęsti ir daiktams susėti. Tęskime metraščiuose. Tada kilčių vadai, giminių vadai, tūkstantininkai bei šimtininkai ir visi karaliaus darbų prižiūrėtojai įteikė savo geros valios atnašas. Taigi, Martinai, tie, kurie užima vadovaujančias pareigas, turi rodyti pavyzdį. Tai tiesa. Jie turi būti pirmieji, kurie duos geros valios atnašas. Tai yra pavyzdys, ką turi daryti lyderystė. Taip, gerai. Taigi, tu turi remti darbą savo jėgomis, turi remti darbą savo pastangomis, o jei esi tokioje padėtyje, kurioje tu turi tam tikrą autoritetą šiame darbe, ar dar kaip nors, tada tau tenka dviguba dalis. Tada turėtum tai daryti nenuobodžiai, o noriai. Matote, tai labai svarbu, tas pasiaukojimas noriai. Nes čia Dovydas kalbėjo apie šios šventyklos statybą. Ir galiausiai, kai Saliamonas ją pastatė, jis viršijo dalį tų norinčių darbininkų. Nes jis nuėjo ir atsivedė žmonės vergų, kad jie ateitų dirbti šventykloje. Ir jis atsivedė žmonės, kurie nebūtinai buvo pašvęsti Dievo tam darbui. Ir jiems buvo įdomu tai daryti už pinigus. Būtent. Taigi tai yra pasirengimas tai daryti nemokamai, o ne dėl naudos. Girdėjau vieną evangelistą, Martinai, sakantį, kad jeigu jis kada nors būtų paskirtas aukšto vadovo pareigoms, jis nedelsdamas atleistų kiekvieną pastorių visame pasaulyje, atleistų juos visus. O tada po 3 mėnesių pažiūrėtų, kas dar tebedirba, ir tada visus tuos pasamdytų atgal. Būtent. Bet tai yra būdas, kuriuo žmogus tai darytų. Bet taip galite pamatyti, kas iš tikrųjų pasišventęs atlikti darbą. Teisingai. Bet Dievas savo gerumu to nedaro. Todėl jis nori, kad nepaisant to, kuris neatlieka darbo, jūs ir toliau dirbtumėte. Tai tiesa, tai tiesa. Neleiskite kitiems, neleiskite niekam atgrasyti jūsų nuo darbo. Pasitikėk Dievu ir jis tau padės. Tada vietoje negaliu, galėsite pasakyti galiu. Teisingai. Duodami Dievo namų tarnybai 5,000 aukso talentų ir 10,000 aukso darikų, 10,000 sidabro talentų, 18,000 varių talentų ir 100,000 geležies talentų. Kas tik turėjo brangakmenių per Jehielio Geršono rankas, atidavė jos viešpaties namų iždui. Martinai, kodėl Biblijoje išvardyti šie kiekiai? Tai parodyti jums, kad jie tikrai noriai tai darė. Taip, jie davė negailėdami. Žmonės džiaugiasi geros valios atnašomis, nes atnašavo iš visos širdies. Ir karalius Dovydas tuo labai džiaugiasi. Taigi, ar yra džiaugsmo šiame darbe? Taip, tikrai. Nepaisant trinties ir šlifavimo. Taip, deja, tai yra džiaugsmas. Kristus atėjo į šį pasaulį, kad atskleistų Dievo meilę. Jo pasiekėjai turi tęsti jo pradėtą darbą. Stenkimės vieni kitiems padėti ir stiprinti. Kitų gerovės siekimas yra būdas rasti tikrąją laimę. Savanaudiškumas daro tave siauru žmogumi, Martinai. Žmogus neveikia prieš savo interesus, mylėdamas Dievą ir savo artimą. Kuo nesavanaudiškesnė jo dvasia, tuo jis laimingesnis, nes vykdo Dievo tikslą jam. Dievo alsavimas kvėpuoja per jį, pripildydamas jį džiaugsmu. Jam gyvenimas yra šventas pasitikėjimas, brangus jo akise, nes Dievo duotas tam, kad jį išnaudotų tarnaujant kitiems. Taigi tikroji laimė ateina, kai tarnaujate kitiems. Kartais tai sunku suprasti. Ir šiame
prekybos centrų, apsipirkimo ir visų šių dalykų pasaulyje, ar randame laiko apmastyti šios dvasinius aspektus? Matote, kitas dalykas, kaip jau minėjome, mes kalbame apie dvasinę šventyklą. Tai yra Dievo bažnyčia. Taigi, ar mes daugiau investuojame į žemiškus dalykus laimingą širdimi, ar investuojame į Dievo darbą laimingą širdimi? Dar kartą pažvelkime į savo foną. Darbas didelis, o darbininkų nedaug. Ir mūsų eilutė buvo tokia, kad mes turėtume vesti žmonės į šviesą, o Kristus yra šviesa. Taigi, matote žmonės einančius šviesos link. Kai kuriems iš jų gali būti kaip kandims, tiesiog patraukti į šviesą, tačiau kai kurie taip pat sunaikinami, kai įskrenda į liepsną. Taip. Taigi, jūs turite vertinti šviesą. Turite suprasti, kas yra šviesa. Jūs turite suprasti, kodėl norite patraukti žmonės į šviesą. Tai tokia gili žinia. Ir tada Dovydo malda yra susirinkimui. Tada Dovydas pašlovino viešpatį savo bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė, būk pašlovintas viešpatį Izraelio mūsų tėvo Dieve nuo amžių per amžius. O viešpatė tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Kitaip tariant, bet kokią sėkmę visada privalai priskirti Dievui. Taip. Nes tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje, o viešpatė, tau priklauso karalystė. Tu esi iškilęs kaip galva virš visko. Tu dalyji turtus ir garbę, tu visą valdai. Tavo rankoje jėga ir galybė, tavo galioje kiekvieną išaukštinti ir stiprinti. Už tai mūsų Dieve mes tau dėkojame ir šloviname tavo garbingą vardą. Ar tai gili malda? Taip, tame ir dalykas. Jis laimina Dievą, šlovina ir visą tai niekad nesiskųsdamas ar murmėdamas. Ir viskas nuo jo. Taip, taigi iš kur gavai tai, ką ketini duoti? Ar tai talentas, ar tai atributas, ar tai finansinis dalykas? Iš kur visą tai gavai? Iš Dievo pirmiausia. Tai kaip kai kurie žmonės duoda dešimtinę, kai žmonės duoda, jūs neduodate savo dešimtinės Dievui. Jūs iš tikrųjų gražinate tai, kas yra jo dalis. To, kas yra jo. Taip, jūs duodate dalį to, kas yra jo. Taigi, koks yra šio požiūrio kontrastas ir jo rezultatas? Kitaip tariant, kas yra priešinga šiam požiūriui? Kas yra absoliuti priešingybė? Nebukadnecaras, Danielius 4:27, karalius tarė savo, argi nešaunus tas Babilonas, kurį pasistačiau didelę galybę, kaip karališką buveinę savo didenybės garbiai. Tikrai. Ar matai, kodėl šis žmogus turėjo valgyti žolę? Taip. Manau, kad daugelis iš mūsų turime valgyti žolę. Tu nekalbė apie vegetarišką mitybą, ar ne, Martinai? Kaip jau minėjau anksčiau, ar pasijuntate alkanas, kaip jaunate veją? Ne. Mes esame dvasinėje vietoje, kur buvo karalius Nebukadnecaras. Gerai, Apreiškimas 16:19 eilutė. Didysis miestas suskilo į 3 dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Taigi požiūris, kurį aptinkame karaliuje Nebukadnecare, yra toks pat, kaip ir dabartinėme Babilone. Tai tiesa. Na, aš tiesiog pagalvojau, kai paminėjote tai, kad valgė žolę. Po to jo protas prašviesėjo. Tai ta dieta nebuvo tokia bloga, ar ne? Na, tu pasuki įdomią linkme. Bet mes praeitą kartą kalbėjome apie sveikatą, todėl duosime žmonėms pertrauką, tiesa? Gerai, Martinai, taigi, jei tu turi tokį mąstymą, pasakyk man, ar šiuolaikinėme Babilone yra aukso, sidabro, žalvario, metalo, brangakmenių ir visko, kas jame yra? O taip. Ar tu kada nors buvai didžiojoje katedroje? Ne, iš tikrųjų ne. Nebuvai didžiojoje katedroje? Nebuvai Vatikane? Ne, Vatikane ne. Viskas gerai, Martinai?
Tu nieko nepraleidai. Ne, aš ir neketinu ten važiuoti. Geriau garbinti po medžiu, nei būti ten ir matyti tą prašmatnumą, šlovę ir blizgučius. Na, tas ir apstulbino Martiną Liuterį, kai jis ten atvyko pirmą kartą. Taip. Taigi štai tokia buvo karaliaus Nebukadnecaro mąstysena, pompastika ir šlovė, bet tai per daug savęs šlovinimas. Bet kas aš esu, sako Dovydas metraščiuose. Bet kas aš ir kas mano tauta, kad mes galime daryti šią geros valios atnašą, juk visa iš tavęs ateina, o mes duodame tau tik tai, ką iš tavo rankos esame gavę. Lygiai priešingai. Argi ne visiškai priešingai? Juk tavo akivaizdoje mes tik praeiviai, tik tavo svečiai, kaip ir visi mūsų tėvai. Mūsų dienos žemėje tarsi šešėlis, išnykstantis be vilties. Viešpatie mūsų Dieve, visa ši gausybė, kurią atidėjome statyti tavo namams, tavo šventajam vardui, yra iš tavo rankos ir tau priklauso. Kaip įskiepyti tą mąstymą? Mes negalime. Tik Dievas gali. Gerai. Ir mes turime jam leisti. Aš žinau, mano Dieve, kad tu tikrini širdį ir mėgsti dorumą. Ar galite atskirti asmeninio charakterio formavimą nuo išorinio darbo, kurį reikia atlikti? Ne. Vėlgi, tai tarsi įsakymų laikymasis. Tu negali laikytis įsakymų, kad būtum išgelbėtas, bet kai esi išgelbėtas, tu nori jų laikytis. Tai tas pats. Tada jis sako, dora širdimi noriai atnašavau visus šios dalykus ir dabar pamačiau tavo žmonės čia esančius tau atnašaujančius gerą valią ir su džiaugsmu. Svarbiausia, Martinai, yra visi dalyvaujame šiame darbe ir kiekvienas turi ką nuveikti. Visi. Dievui mes visi. Duosiu pavyzdį. Mes jau metų pabaigoje. Kitais metais yra visi metai, kai bažnyčioje turi būti užimtos pareigos ir žmonės turi dirbti. Neleiskite, kad 2 ar 3 žmonės raustų žemę. Mes visi turime pareigą Dievo šventykloje. Taigi žmonės iš tikrųjų turi eiti ir pakelti Mozės rankas, tiesa? Viešpats nurodė, kad jo darbas turi būti tęsiamas tą pačią dvasią, kuria jis buvo pradėtas. Pasaulis turi būti įspėtas. Turi būti įvestas laukas po lauko. Mums duota komanda yra pridėti naują teritoriją. Ar mes kaip žmonės savo verslo susitarimai, savo požiūrių į neišgelbėtą pasaulį nepateiksime dar aiškesnio ir ryžtingesnio liudijimo nei prieš 20 ar 30 metų? Martinai, darbas didelis, taip. Ir kartais jauti šį prispirimą, kad reikia kažką daryti. Reikia pasiekti pasaulį. Ir todėl mes, minčių susidūrimas, nemastome lokaliai. Mastome tarptautiniu mastu. Ir darbas turi būti pavestas kiekvienai genčiai ir tautai, karalystei ir kalbai. Kaip tai padaryti? Viskas turi būti išversta, viskas turi būti išsiųsta į skirtingas šalis. Taigi, todėl, pavyzdžiui, mes pradėjome darbą Europoje. Ir iš ten tai turi nukeliauti į visas Europos ir už Europos šalis. Tada mes turime dirbti Australijoje, turime dirbti Naujojoje Zelandijoje, turime galvoti, kaip pasiekti Kiniją ir Japoniją, kaip pasiekti artimuosius rytus, kaip pasiekti visas pasaulio religinės sistemas. Tai gazdina, tai baisu. Darbas didelis, bet matote, darbas buvo didelis net nuo Dovydo laikų. Na taip jau yra. Ir jūs turite įeiti į naujus laikus, turite eiti ir daryti dalykus, kurie jūsų manimų yra neįmanomi. Tik pradėk ir Dievas atvers kelią. Taigi viešpats apribotas mūsų laikysenos. Viešpats padarytų didelių darbų darbininkams, bet jų širdis nenusižemina. Jei viešpats dirbtų juose, jie taptų pakylėti, prisipildytų savigarbos ir pasinaudotų savo broliais.
Taigi, kai tik pradedat darbą, kyla pavojus, kad tapsite pasikėlęs. Taip, tai yra didelė problema. Kai einate į lauką ar kur stojate į tarnybą ar bet ką, svarbu atsiminti džiaugsmingą norą tai daryti. Netapti, oi, aš nepatenkintas, aš negaunu iš šito to, ko norėjau. Kaip viešpats elgėsi su tuo? Pauliaus vardas iš pradžių buvo Saulius, paskui tapo Pauliumi, bet iš tikrųjų tai yra tas pats vardas. Viena yra tik hebrajų versija, o kita lotyniška versija. Taip. Bet šventajame rašte jis vadinamas Pauliumi. Kadangi jis vadinamas Pauliumi, tai reiškia, kad tam vardui taikomos savybės yra svarbios, o atributai taikomi tam vardui reiškia nuolankų. Paulius buvo didžiausias mokytojas, išskyrus Kristų, kuris kada nors vaikščiojo šioje žemėje. Taip, tai parašyta pranašystės dvasios. Tai turėjo susukti jam protą, o tikrai. Taigi ką jis gavo? Dyglį į šoną. Kad jis būtų šiek tiek nuolankesnis. Kitaip tariant, jis gavo porą skaudulių. Ir tas pats atsitinka tiems, kurie mano, kad jie yra darbščiausiai, tiesa. Taigi viešpats turi būdų ir priemonių, kaip atremti šią žmogiškumo savybę, kad jie galvoja, kad jie tapo kažkuo, kad tik ką nors įgyja. Turime būti nuolankus. Tai nėra kažkas, kas turėjo... Taigi, kas pasikeitė? Kažkas turėjo pasikeisti. Kas už tai atsakingas? Kas turi gauti šlovę? Tik Dievas. Ir viskas turi pasikeiti. Tik Dievą. Kas tave pakeitė? Tik Dievas. Ir nėra laiko pasakyti, gerai, aš dirbsiu ties kai kuriais dalykais, kai Dievui reikia, kad tu tai pakeistum dabar. Gerai, tęsėme istoriją. Viešpatie mūsų protėvių Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, palaikyk tokį jausmą ir tokias mintis savo tautos žmonių širdyse amžinai ir kreipk į save jų širdis. Suteik mano sūnui Saliamonui ištikimą širdę, kad laikytųsi tavo įsakymų, pamokymų ir įsakų, kad visus juos vykdytų, kad pastatytų šventyklą, kuriai atidėjau medžiagas. Taigi, suteik mano sūnui Saliamonui ištikimą širdį. Tai reiškia, kad reikia laikytis įsakymų, klausytis liudijimų ir įstatų, tada galėsi statyti. Taip, tada gali statyti ir tai vienintelis kartas, kai gali pastatyti šią šventyklą. Paimkime tai į Naująjį testamentą, į dvasinius namus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Martinai, tipologija tokia graži. 1 Karalių 5:31 karaliaus įsakymų jie skaldė didžiulius geriausio akmens luitus, kad pamatai namams būtų padėti iš tašytų akmenų. Mes negalime statyti ant jokio kito pamato, kaip tik ant Kristaus. Taip, taigi visos šios uolos ir akmenys nurodo į jį, o tie, kurie pastatyti ant jo, turi būti jo panašumo. Taigi, jie turi būti priėmę tokį charakterį, jie turi būti priėmę Kristaus teisumą. Nuosavas aš turi mirti, o jis turi būti tas, kuris dirba tavyje. Visi šie pastatai nuo pamatų iki stogo ir iš lauko iki pat didžiojo kiemo buvo statomi iš geriausio akmens, nutašyto pagal mastą ir apdailinto pjūklais iš visų pusių. Taigi visas pastatas nuo pamatų iki stogo turėjo būti nutašytas pagal mastą ir apdailintas pjūklais. Ant jų buvo dedami geriausi akmenys,
nutašyti pagal mastą ir kedro rastai. Didysis kiemas buvo aptvertas aplinkui 3 eilėmis tašytų akmenų ir 1 eilė kedro rastų. Taip buvo aptverti ir vidinis Viešpaties namų kiemas bei namų prieangis. Ar kas nori gali būti neįtrauktas, jei šie akmenys yra gyvi? Ne. Bet jūs turėsite šiek tiek padirbėti prieš kai kurios dalykus ir išgyventi. Ne visada bus lengva. Ne, tai nebus lengva. Tada Dovydas kreipėsi į visą bendriją. Šlovinkite Viešpatį savo Dievą. Ir visa bendrija pašlovino Viešpatį savo protėvių Dievą, nulenkdama galvas ir parpuldama kniūbsčia prieš Viešpatį ir karalių. Kitą dieną jie atnašavo aukas ir deginamasias atnašas Viešpačiui, 1000 jaučių, 1000 avinų ir 1000 ėriukų, kartu su liejamosiomis atnašomis ir gausybė aukų visam Izraeliui. Tai buvo fizinės aukos. Kokios būtų dvasinės? Viskas, ką turi būti paaukota Dievui. Kiekvieną talentą, kokį turi, viskas turi būti su tuo suderinta. Martinai, tu negali to padaryti, jei nesi atsivertęs. Taigi, jei nejaučia būtinybės daryti nei vieno iš šių dalykų, tuomet turite klauptis ir sakyti, Dieve, pakeisk mano širdį. Ten negali būti jokio savęs. Pakeisk, aš nenoriu būti nuodėmės dalimi. Ir tada Saliamonas buvo pateptas karaliumi. Ir tą dieną buvo valgoma ir geriama Viešpaties akivaizdoje su dideliu džiaugsmu. Jie antrą kartą paskelbė Dovydo sūnų Saliamono karaliumi, patepdami jį Viešpaties akivaizdoje valdovu, o Cadoką kunigu. Tada Saliamonas atsisėdo į Viešpaties sostą ir tapo karaliumi vietoj savo tėvo Dovydo. Jam sekėsi ir jam pakluso visas Izraelis. Čia yra Kristaus atvaizdas. Taip turi nutikti ir jūs negalite garbinti nepaklusę. Tai eina kartu. Ką tik matėme tai ir ankstesnėje serijoje. Apaštalų darbų 5 skyriuje sakoma, šventoji dvasia duota tiems, kurie jam paklūsta. Jei žmonės žiūrėtų į tą atributą, būtų atskleista daug padirbtų dvasių. Taip, lengvai, nes tu negali turėti dvasios, jei nesilaikysi įsakymų, tai aišku. Gerai. Visi vadai ir galiūnai, taip pat visi kiti karaliaus Dovydo sūnus, pareikšdami ištikimybę, padavė ranką karaliui Saliamonui. Viešpats didžiai išaukštino Saliamoną viso Izraelio akyse ir suteikė jam tokią karališką garbę, kokios prieš jį nei vienas Izraelio karalius nebuvo turėjęs. Tai aukščiausios kategorijos tipologija, neatsižvelgiant į vėlesnį Saliamono nuopolį. Tai yra toks atvaizdas, kuris turi būti pasiektas. Ir tada Deividas mirė. Tad taip Jesės sūnus Dovydas valdė visą Izraelį, jis buvo Izraelio karalius 40 metų, 7 metus karaliavo Hebrone ir 33 Jeruzalėje. Jis numirė žiloje senatvėje. Martinai, ši eilutė man kelia neįtikėtiną diskomfortą. Nes jis nebuvo labai senas. Jam buvo 70 metų. Tiesą sakant, ši eilutė mane gazdina. Turtingas ir garbingas ir vietoj jo karaliumi tapo jo sūnus Saliamonas. Karaliaus Dovydo darbai nuo pirmo iki paskutinio yra aprašyti regėtojo Samuelio metraščiuose, pranašo Natano metraščiuose ir regėtojo Gado metraščiuose, kartu su pasakojimais apie visą jo karaliavimą bei žygdarbius ir įvykius, kuriuos patyrė ir jis, ir Izraelis, ir visos kitos žemės karalystės. Žinai, kas man įdomu, Martinai? Kad regėtojo Samuelio metraščių, pranašo Natano metraščių, regėtojo Gado metraščių nėra Biblijoje. Teisingai. Bet tuo metu jie buvo pranašai, todėl jie buvo laikomi knygomis būtinomis Izraelio vaikams. Teisingai. Taigi jie buvo autoritetingi. Aha. Ar gali būti pranašiškų knygų, kurios nėra kanono dalis, kurios galėtų būti tokios pat svarbios mūsų laikais? Jos tikrai yra. Martinai, kas yra labai svarbu? Jei turite tokias knygas, jos turi visiškai derėti su viskuo, kas sakoma Biblijoje. Teisingai,
Negali būti kai kurios harmonijoje su Biblija, kaip minėjome, kai aptarėme Henocho knygą, o kai kurios iš jų netitikti Biblijos, o tada kai kurios visiškai jai prieštarauti. Teisingai. Taigi, Martinai, štai situacija Senajame testamente, kai buvo pastatyta fizinė šventykla. Minimi pranašai, kurie nėra Biblijos knygos, ir jie minimi kaip svarbus klausytis ir įsidėmėti. Tiesa? Ar Dievas savo paskutinių laikų bažnyčiai taip pat suteikia liudijimą? Taip. Mes skaitėme prieš tai, kokie svarbus yra įstatymas, liudijimas ir įstatai. Gerai. Taigi, pabaigos laikų bažnyčioje, kai kalbame apie tuometinius dvasinius namus, kurie statomi jau 2000 metų. Ir aš tikiu, kad mes esame galutinėme surinkime. O galutinis surinkimas įvyksta po Babilono kritimo, žlugimo ir daugybė žmonių yra įstrigę Babilono sistemose. Taigi čia yra didelis darbas, kurį reikia atlikti, kad būtų galima pakviesti žmonės iš Babelės. Argi ne tokia mūsų užduotis? Tokia mūsų užduotis. Argi nėra svarbu, kad mes papasakotume žmonėms, kas yra Babelė? Argi nėra svarbu, kad mes papasakotume apie ištvirkimą, kuris atėjo į Babelę ir kodėl žmonės turėtų iš jos išeiti? Taip. Argi nesvarbu jiems pasakyti, kur jie turėtų išeiti? Tikrai. Argi nesvarbu, kad liudijimas ir įstatymas ir liudijimas būtų išryškinti? Tai yra apreiškimo dalis, kad galėtum būti likučio bažnyčia. Argi nėra svarbu, kad amžinoji evangelija būtų vėl skelbiama, nes ji buvo suskirstyta į neamžinas dalis? Tai yra pirmojo angelo žinioje. Argi nesvarbu įspėti dėl žvėries ženklų? Taip, mes padarėme tai trečiojo angelo žinioje. Ar svarbu kalbėti apie Kristaus teisumą ne tik visumai, bet ir atskiram žmogui? Žinoma. Argi nėra svarbu pasakyti, kaip svarbu, kad Kristaus teisumas pasireikštų tavo darbuose, kad žmonės matytų, jog tu turi tikrą teisumą, o ne melagingą? Taip. Ar pasaulis žino apie šios dalykus? Ne. Ar tai didelis darbas, kurį reikia padaryti? Tai didelis ir galutinis darbas. Ar dabar nelaikas prispausti petį prie rato? Nėra geresnio laiko nei dabar. Taigi, tai yra mūsų kreipimasis, broliai ir seserys Kristuje ir visi, kurie esate susipažinę su šio laiko darbais. Metas prispausti petį prie rato. Darbas didelis, o darbininkų maža. Tegul viešpas jums parodo, kokį vaidmenį jūs, aš ir visi dalyvaujantis turėtume atlikti šiame dideliame darbe šiuo metu. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, baisu matyti, koks yra didelis darbas ir koks sumišęs pasaulis. Mes žinome, kad bus didelis pasipriešinimas, nes Babelė niekada nepripažįsta, kad ji krito. Jai būdinga sakyti, kad ji nekrito ir yra kelias į išganimą. Bet mes žinome, kad tai kelias į pražūtį. Ir žmonės reikia įspėti. Viešpatie, padėk mums visiems prispausti petį prie rato ir sukelti tą didžiulį garsų šauksmą, kad žmonės būtų įspėti, kad skliautas kaip ritinys nusiristų atgal, o Kristus nusileistų ir ateitų pasiimti savo žmonių. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.